Labryt, Hebra, šiandien sveikinus iš Varšuvos, nes čia vykst motociklų expo. Einam pažiūrėti, kas kokių naujų motociklų sukūrė, pristatė. Pažiūrėsim, kokių dačių pramogų yra. Pasiimkit, atsigerti, paėsti ir varom pažiūrėti. Pradedam nuo Yamahas, pats pirms stends, daugiausiai žmonių. World Rate Tenere, VRs. Čia pažiūrėkit, koks aparats. Tokį striukį reikia rauti. Man asmeniškai neįdomiausia sekcija. O močians matau jas triratį. Pan American. Man tai vienas baisiausių motociklų, koks egzistuoja. Pažiūrėkit, tam priekin lemp. Baisus. Nežinau, kiek turėtų sumokėti, kad atsisėsčiau tokį motociklą. Čia 2PM. 2PM kubų, kiek sakė? Štuka 800. Štuka 800. 200 PM kubų. O, diabolinių kažkoks. Visai nieko atrodo. Aišku, aš suprantu apie kraselkas. O, pitbikes. 125. Šie 4000 zlotų. Čia štuka eurų. Neštoks, ne, gal biškai virštoks, pitbikes. O, ir Vaudžio stendas, tik nelabai manom prieiti. To sėdėjau jau. O čia kažkas jau pakeliajus, tik pasonau. Okay. Tas jau išbandyts. Šiaip manau, kad va tas mocas nuneš rinką žiaurę. Net negaliu prieiti pafilmuoti. Bet čia yra bet kiek daug visko prikrauta. Bet kiek gera kaina. Ir tikrai kokybiš daiktas. Nes gauni visus BMW komponentus už ne BMW kainą. Skvarna mažiau dėmesio susilauk. Šitą, kur sakėt, Nordena, imk Nordena. Jūs pablūdė, nes pažiūrėkit, kas per karį. Ant ten atsisėdus lubos gali dagauti su pakaušiu. Bet kaip didelis. Pagal svarsį parašyts. Viens. Ok, svars nedidelis. Bet pats mocis didelis, tai ir svar centras bus aukšta. Čia Indians, neįdom. 701. Triumph Tigers 900. 2-3 kg. Nu, ne kažkas. No. Tas tai grina kaip 900-inis Vaugas atrodo. Net lempa atrodo tak pat. Ir kaina skiras dviguba. Dar su kardom. Čia kelionės. Kas ten? Va, kaip aš pasensiu. Čia bus man mocis, kad bus sens ir nugaras skaudės ir norėsiu tiesiog pradėti rūkyti, įsikosiu cigaretų dantis ir vat su tokį važinėsiu. Čia įėjom netyčia į Zontes, man atrodo. Jo,
Ir čia irgi kiniečių brandas, labai stipriai įeinantis į rinką. Čia bet kiek daug tų skirtingų kiniečių vieno vietą sudėti. Einam gal ten. Šitą KTM 125. Visiškai atrodo identiškas KTM 125. Kaina jau čia jaukinga. 14 000 zlotų. Eikti savo. Žiūrėkit, 125 mocis. Adventure 125. Junax kažkoks. RX2. Koks dėžis mažėkis. Ok. Net ir gan bais dizainas. Bet kaina 16 000 zlotų. Šitą Kone R7, ne? 7 kW. Bo ręka się ładowała. 7 kW, 3 000 zlotų, 703. O čia turim 16 litrų baks, 202 kg. Atrodo nebloga. Britvisto auditorija. Imtum tokį? Ne. Pažiūrėkit, kas čia per keyboards. Neįmanom pafilmuoti nieko. Pažiūrėk, koks lempas. Atrodo, kad tas motis atsikels naktį ir pagrobs tavo šeimą. Pirmas atraudas ir amen Tailandą. Eina akmenį prasileidai ir viskas. Betgi daug žmonių. Gerai, kas čia? Romet Motors. Holy shit. Kas čia Panigale? Čia kainuoja šiuolaikiško džikserio. Ble, ja. Lem, žiūrėk, tą priekinį lempą netgi kaip džikseriaus seną. 3 štuk zlotų. Lemba, dabar keist rytą visi absoliučiai vienodi. Visiškai vienodi atrodo. Copy-paste. Naujoji zėtki šitą. Vis dar žalia. Galima būt palyginti. Žiūrėk, galinį sėdynį tokį patį. Priekinį. Minkštesnį. Žiūrėk, pikta atrodo. Predators. Kaip duslerk keist. Bet labai panašiai aukštesnį. Koks baks aukštas. Nepatogu. Gal. Bimoto. Einam pažiūrėt, gal yra KLE naujas tas 500. Vo. Naujasis. Kawasakis. KLE 500. Čia tas pats, kar susifeilina per savo pristatymo video, kalį su dugnu į apačią. O. Žiūrėkit, kasgi čia. Čia visų tiktokerių šlapis sapnas. Raketa. Čia elektrinė, žiūrėkit. Ninja 7 Hybrid. Niek nežinau, ton moc pirm kartus matau hybrid motociklų. Lemba, nėra jokio stovelio prie to hybridą, būtų įdomu paskaityti apie ją. Ninja 500. Ištrauksiu iš biškį, taip vieną įdomi atrodo. Jeigu tikrai hybridinis. Nu, su tas kojas susilaužytum, žinau. Turi patirties? Jo. Nors dar, žinok, tvirtesnį negu man, kad buvau, bet susilaužytum tikrai. Čia plentų.
Kaip bandystai, tai va šitą vatį. Nu. Tai yra ir adventure, žiūrėk, kemkiniam spalvom dar net. Tas ten, žiūrėk, per vidurį. M-Power šalmas. Nemačiau, kad LSD Tour Crossings Gods. Naujiena. Neturėjai tikrai anksčiau. Gerai atrodo, tvirta atrodo. Gal ne Alpine Stars lygis, bet įdom kaina. Aš galiu tiesiog pasiimti tokį. Galiu, aišku. Apriliep šalmas. Tas kainuoja apie 500 netoli. Gerą kainą. Nu, jis karboninis, jį. Bet jis lengvutis, sakai, Tai sako. karboninis. Aš pats savo norėčiau. Tipo, biški minkštesnė negu Alpine Stars, bet reikia pažiūrėti, kiek kainuoja. Gali palaikyti kamerą. Boots PM2 puslapis. Kodėl nerodo? Nėra dar net kainininkį. Nėra dar net kainininkį batų. Įsivaizduoji? Brand new. Nes sakau, aš website tikrai iškau nebuvau. Eik paklausti, jaki cena. How much? Paratus. Greitai lūš, aš manau. Žinok, joks mano Alpine Stars sulūžo, tai čia ne vienam nėra amžinas reikalas. Tas trikį gerai atrodo. Savo pasimk. Jau atimti iš manęs nori. Važiavo joks talentas, važiavo. Paleido blizgų variantą. 200 eurų kabatą. Ai, yra, da? 200? Eik tu savo. Bet kiek pigiai iš tikrųjų. O, 200 eurų. Kai alternatyvas gerokai brangesnis. Nu jau tas tvirtas pats tikrai. Minkštiesnis, užteks 7, tikrai minkštesnis. Bet kojas lūžia apsaugoti jau tikrai. Nesunku ir spausti. Jie krepšelį. Kelioniniai krepšiai šitą visi. Tai dabar visi tos pačius gaminti tik savo logotipus užsideda. Aš radau sekantį projektą mūsų. Galima mėginti taip? Netilps. Bet su tokiu po miestais, vis daug. Mario Kart. Šiaip mačiau Lietuvą gan populiarus, tai ką jo yra. Pažiūrėkit, jūra čia visur vienodai. Šiaip girdėjau gandus, kad jeigu į tokį ekspo atvarą antrą dieną į galą, čia gali labai pigiai nusipirkti, nes kitim neapsimok vežti atgal. Nežinau, kaip išteisybės. Tie pasakoja. Norėčiau surasti, pažiūrėti naują BMW F4 GS ten. Kur čia sakė, bus 4 MT killeris. Va. Žiūrėk. O, damn. Tau turėtų numus toks padėts būti, ne? Gal įstoti sektą kokį, kaip sakot. 2 PM zlotų, žiūrėk, ir narysės. Žiūrėkit, Alfa Vilka Maikis. Wow. Nu, tik Harley driveris gali tokį dalyką nusipirkti. Ne tik, kad sveika protų žmogus nusipirkti kažkam tokį. Eik, savo. Čia cringe kultūra. Šiaip nesuprantu tos naujos mados daryti džemperius su šarvas, nes jo, tu turi šarvus, bet anie miesti yra nikam nenaudingi, o džemperis prakiurs momentaliai nuvirtus. Wiersztym szta po 20. Alberta Gale. Tylko teraz tak, bo ja mniej Tam więcej ekspresem jest tak. wypchałem 50 biletów. O Jezu.
Kas čia tokiai baigo apaktą eidams pro šalį nuo šveisų. Elektrinis, tas elektrinis, kaip suprantu. Kur tas pasaulis ir tas elektros. Va čia dar buvo įdomu ateiti. Einam pažiūrėti. Ai, priekabas. Kovemoto. Irgi daug žmonių. Čia ralis su Dakarą turbūt važiavo toks pat, kur ten stumt reikėjo. Kove ralis. Čia koks 4PM ar 800, koks mažas. Ir atrodo daug mažesnis negu ant popieriaus, nes minkšta atrodo pakaba ir susileido žemės gerai. Aš čia gal paaugau per savaitgalį, kad vis moco nedidelė atrodo. Šiaip realiai po to, kai prasitestavo biškį daugiau mocų, jo, buvo teisus tas aukštus, o ant popieriaus labas skiras nuo realybės aukščiaus. Vis dar neradom nei BMW, nei KTM. Ta BMW fans jau išsilydė. Vau, kokia spalva. Jis yra visiškas hardcore'nis BMW fans. Netgi GS nusipirkdavo. Jau išsilydė? Norėtum. M4. Ne, šiaip, atsiprašau, nepasakiau, kad competitions. A, nebus taip, kad tu jau su tokiais reikės važinėti. Va tokį. Jeigu prasidės karas, labai tikus Lietuvos kariuomenė ar kažkam panašaus, tai aš norės vairuoti ir ieško savanorių, kas norės šaudyti. Galėsim ruskius pakapoti. Šitą zrobić na pewnej małej do połowy. Masę ma i dobrze jeździ, popatrzy tam nie chce. Tak. Nie patrzy. Koło w prawo, jazda w lewo. Rozłożymy pachołku parę i będzie. Materację Pagoldi GS akantį. Kažkokį galinį stabdį ir ant šoną. Išėjom laukan. Bet kiek daug žmonių. Realiai, kad pasimataut mocą, turi bet kiek ilgą eilę stovėti, jeigu nori. Ir tai nėra garantijų. Nu, pasižiūrėti iš toliai gali, visas okei. Bet čia žiauriai daug žmonių. Ir keista, nei KTM, nei BMW, net Hondas nebuvo. Iš tų žinomų brandų, tai kas buvo Kawasakis, Harlis, Yamaha, aišku, buvo. Viskas. Ai, nuo Husqvarna dar. Visi kiti kiniečiai, vien tik kiniečiai. Ką, visi žinot, kad čia Harlis. Ant kupros reikia išsitatuiruoti, kad visi žinot, kad su Harliu važiuoja. Žiūrėkit, kokių įdomių čia yra žmonių palei gatvį. Kas 5 metrus stovi. Kononas čia veika, žin. Kaip jūs galvojat? Tiesiog vidurį kelią. Ta prasme, čia pakeliau į vietinį Litexpo. Kėdutį pasistačius, kad nereiktų stovėti. Cigarettes.
Kiet, žiūrėk, su mašinom atvažiavom. Ta vėl lauk pakelė. Longs netgi su plionkė apklijaus. Čigonis kažkoks, what the fuck. Šiaip net nejauku, taip žiūr tau teisė į akis, tu važiuoji ir žiūr teisė į akis. Jėzus, Marija. Ant kelio iššokti. Taip šlykščiai net nuporta. What the fuck. Kaip čia? A čia tipo legal yra? Policija tipo niek nesako. The hell. Tiesiog palei gatvę stau. Lenkiegi krikščioniška šalis. O čia tokie dalykai vyksta. O dabar dar pabandysiam nuvažiuoti iki motoshopo kokį nors. Nes problema Lietuvo su motociklu geru, kad nieks netor veito nei dydžių pasimatauti, nei spalvų pasižiūrėti dalykų. Čia mes matom, kad kainas yra kaip ir tokis pačias. Tai nuvarysim tiesiog pasimatauti, išsiaiškinti dydžius. Ir paskiau Lietuvą galėsim nusipirkti. Šitą rodom krautuvį, tą pat krautuvį turėjai savo stendą renginį, tai pažiūrėsim čia per kelis aukštus gal netgi bus. Kriega. Čia sako, jeigu neturi kriegas, tai negali į nuotykius leistis, nes lėskėt stašys ir šūdis apart kriegas. Jau turi kriegas kuprinį. Nežinai, da kas yra kriega, ne? Dar neįtraukts į BMW sektą. O čia yra bachūrų skyrius Haner Heroes. Va, žiūrėk, Karolinė, nu ir tokį. Stoj, kaip gražus Haneris stovėtum. Aš Britvas neturiu. Ai, tu dabar irgi nebeturi viskas. Realiai beveik visko kainos didesnės negu pas mus. Jo. Nes taip pas mus dar nuolaidėlį koks šaudys. Nepralyvnika. Decathlon 7 eurų. Va, žiūrėk, kai užaugsi, tu su tokiu važiuosi. Ne. Ar su Afrika važiuosi. Įsigiat kokią Afriką. Renginį nepamačiau, tai bent čia pamatys. Ducati Scrambleris čia. Wow. Naus, padongus dar net nepadėvėtas. Nu ir krautuvė iš tikrųjų nieko gero. Brongė, vos keli daiktai, galbūt pigesnė, bet šiaip tikra ne. Nes Lietuva dažnai pasakys ten, dai padaryk nuolaidą, kokį 20%, žiūrėk, numės praktiškai bet katrą krautuvę. Čia gal irgi, tipo, bet mes nemokam lenkišką, bet nelabai. Ar kažkaip nelabai jam tų pigesnių brandų. Nu tu čia pasiparkava, BMW, nu tas irgi, aišku, dar geriau, nu pavyzdinga, ant kraštą, ant limitą, o tu, gerai, aš pareis. Nu, ko, grįžau jau iš parodos, galiu pasakyti, kad tikrai nesužavėjai. Pagrindinis dalykas, aišku, aš toks žmogus esu, kur nelabai mėgstu minių, bet žmonių buvo kosmiška daug. Atsisėsti ant kokį motociklą praktiškai ir be šansų, nes tokie dalykai netgi kaip eilis lenkam yra nelabai pažįstami. Anien, grūdas, stumdos ir, nu, biški tokiai laukinuka. Labai gaila, kad nebuvo pagrindinių kelių gamintojų, tai nebuvo BMW, nebuvo KTM. Nebuvau Ducatiaus. Pažiūrėjau, labai norėjau pamatyti naują 4PM bimbalą, kaip atrodo realybė. Bet kon parodė, pati paroda, kad visgi kiniečiai greitų metų paims visą rinką. Ir aš gal labiau netgi kalbu apie naudotų mocų rinką. Ir kon aš turiu omeny, ton sakydams. Motociklas yra prabangos, pramogos prekė. Nėra kaip mašina, kad atlikti kažkokį konkrečią tai užduotį, ten nuvežti darbą, ne. Motociklas yra pramoga, žaislas ir pramogom, žaislam tokie dalykai kaip kaina yra žiauriai svarbus. Nes emocija, nu, ar biški geresnė, ar biški blogesnė, ten ant to veino ženklioko ar kieto ženklioko, kol toliau tau mažiau reikš. Žmonės norės ramybės, žmonės norės garantijas ir kas tam pigiausia pasiūlys? Kiniečiai. Aš irgi dabar, kai renkus mocą, pasiskaičiavau, kad aš galiu imti arba mocą su ženkliuku ir išleisti labai daug pinigų, ar aš galiu išleisti per pus mažiau pinigų ir už ton skirtumą pasidaryti 2-3 kelionės su to motociklu. Nes vienintelis argumentas pirkti ne kinietį, o pirkti europietį
Leik tas, kad, tau ženkliuk salę perpardaut bus lengviau. Bet ar tikra? Jeigu kiniečiai toliau taip stipriai eis į rinką, aniai konkuraus ne su naujas motociklas kitų gamintojų, bet aniai konkuraus ir su naudotas. Nes dabar įsivaizduok, ar tu pirksi ten, tarkim, 5 metus atidroštą tenerį, kur nežinosi nei ką prižiūrėjai, nei ar prižiūrėjai, o lietuvė nelaba prižiūr techniką. Ar tu nusipirks kažkam, kas tau daus garantiją visų pirma 5 metam ir tu ton istoriją darysi savo. Žinosi, ką pats prižiūrėjo, kada tepalas keitė, ko darė, ko nedarė. Ir dėl to aš manau, kad naudoti motociklą, tai tarkim kelių metų senoma, ani daug smarkiau nuverties, nes anų bus, bet anų nieks nepirks, nes geriau pirkt naują. Tokių žmonių, kad norės Hondas ar ten norės ten Yamahas, vien dėl to, kad čia Honda ar Yamaha bus mažuma. O kon rinkas dėsnė sako, kol yra daugiau pasiūlos, tu kaina yra žemesnė. Čia tokiai pamastymą man. Nes nuo to parodo pilną buvo motociklą, kad dar pigesnį už tom patį Volgą, dar pigesnį už tom patį CF Moto ir ne vis tiek daug tau garantijų. Tai įdomu, kas bus. Nes naują motociklą nesvarbu ar kinietišką, ar europietišką, nebėra tikra tokiai patvarus, kaip pavyzdžiui, ta čiut ne mano amžiaus Yamaha. Tam šitą motociklą ir 25 metų. Ir tu net to nepasakytum, nes mums važiuojam, mums gerą tor savo, ten niuansėlio, bet koks motas ne to. Esmė ta, kad važiuojam ir važiuos dar ilgą. Tavo, kiek savaitų turėsiu naujinų su motociklu jau, manau. Galbūt netokių, kokių tikėjotės, bet aš manau, kad bus įdomu. Susitinkam kitam video.